Sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Taigi, šiandien pakalbėsim apie mažus laimėjimus. Mano praeitos dienos įkeltą shortą, mano praeitos dienos iššūkį, kur aš tiesiog paėmiau ir savo pasisakiau, kad pabandysiu sugalvoti 50 mažų laimėjimų per tą dieną, kurios būsiu padaręs. Nu tai ką, paėmiau, įvykdžiau šitą iššūkį, sugalvojau per dieną 50 mažų laimėjimų, kuriuos padariau. Ir ką? Mažų laimėjimų pamatymas, pasirašymas, supratimas, suvokimas, kad jie įvyko. Tai jog dauguma žmonių užsibrėžia visus šitus didžiausius tikslus, kaip pavyzdžiui pasiekti, X pinigų sumų, pasiekti finansinės laisvės, gauti tokį skaičių sekėjų, pavyzdžiui, Instagrame, YouTube'ai, panašiai. Sužinoti tiek daug dalykų apie tos, gauti 10 iš mokyklos kažkokios vienos kitos, ten dar ką nors. Ir ką? Jie užsibrėžia tos tikslus ir dažniausiai padeda dalį savęs po tais tikslais. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu aš 10 negausiu savo metiniam atestatė, ar ką ten gauni, tiesiog mokykloj, tai aš būsiu tinginys, aš būsiu visko neišmokęs, aš būsiu nieko nesupratęs, aš būsiu nepakankamas kažkam. Nu ir ką? Mes paėmam ir užsidedam dalį savęs, dalį tos asmenybės ir ypač tą dalį, kurią norėtume būti už to tikslo. Ir ką tai padaro? Tai padaro tai, kad mes tiesiog nebūnam visų savimi, kol to tikslo neįgyvendinam. Šitie maži laimėjimai jums duoda tokį suvokimą, kad iš tikrųjų tu gali būti visų pilnu savimi, visų tiesiog tokiu. Tiesiog gali tu būti visų savimi, nors ir to dalyko dar nesi įvykdęs. Tu galbūt jį įvykdysi, galbūt ne, bet kad tu jau bandai, kad tu šitos mažus dalykus padarei, progresuoji link to dalyko link, tai turėtų bent jau sugrąžinti tavo visą save į... O dėl ko taip reikia daryti? Dėl to, kad paskui matai kiekvieną žmogų einantį gatvę, niūrų, nepatenkintą, nemalonų, kažkokį nepasitenkinantį savimi, panašiai. Ne taip reikia gyventi. Galima siekti savo tikslų ir tiesiog paimti ir mylėti save visą laiką, kol tu jų sieki. Nebūtinai reikia ten kažkokios disciplinos arba reikia tiesiog iškęsti šitą visą ritmą, kurį mums reikia praeiti, kad gautume ten milijoną dar kažką. Ar geriausią formą. Kodėl ne mėgautis kiekvieną dieną, pasirašyti keletą mažų laimėjimų, kuriuos tu paėmei ir padarei link to tikslo link. Svarbu būti laimingu visą gyvenimą, nors ir nepasiekęs dar esi savo užsibrėžtų tikslų. Nes kitaip gyvenimas nemalonus. Tai tiek iš manęs. Iki.